pažymėjimas, gera psichinė sveikata ir noras. Kaip suprasta gera psichinė sveikata? Ten turi būti ramus, nes, pavyzdžiui, gali atvažiuosi į gaisrą, ne, tu ten matysi žuvusius, ar ne, gaisre. Šioje situacijoje įžvelgia ir Vatikano interesus. Esą, pagal įstatymus bažnyčios norai gali virsti realybe. Aš esu pilietė reporterė Gabija Filipavičiūtė. Aš su jumis bendrauju tiesiogiai iš Šiauliai Plius studijos. Pristatysiu jums žinutę apie Šiaulių universiteto priėmimo komisiją. Šiaulių universiteto priėmimo komisija. Labas vakaras, aš esu Vitenis Šakinis iš Plungės. Šiandien esu S Plius studijoje. Šiandien matysite žiniuose reportažą apie Kryžių kalną. Kryžių kalnas po kelių savaičių sulauks tikinčiųjų iš visos Lietuvos antplūdžių. Liepos 27 dieną čia vyks kasmetiniai atlaidai. Į Kryžių kalną aukoti šventųjų mišių atvažiuos ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Valstybei tikrinant valstybinės reikšmės archeologinių, istorinių ir kultūrinių objektų sąrašą, į kurį įtrauktas ir Kryžių kalnas, Šiaulių vyskupas raštu pabrėžė, kad šis objektas tokiame sąraše neturėtų būti, nes nepakankamai užtikrinamas jo sakralumas. Esą Kryžių kalnas turėtų priklausyti bažnyčiai. Tokią katalikų bažnyčios poziciją skeptiškai vertina paveldosaugininkai. Jie šioje situacijoje įžvelgia ir Vatikano interesus. Esą, pagal įstatymus bažnyčios norai gali virsti realybę. Dabar išgirsite pokalbį su Algimantu Degučiu. Labas vakaras, šiandien su jumis žiniose Akvilė Sabulytė. Šiaulių miesto savivaldybės valdininkai neskuba imtis priemonių agresyvaus šuns neprižiūrinčiam šeimininkui. Nuo gegužės mėnesio vokiečio aviganių mišrūnas 3 kartus užpuolė ir apkandžiojo merginą. 19-metė patyrė stresą, bijo vedžioti savo šunį.
reportažas. Pakruojo rajone varžėsi artojai. Šiemet laukus dirbo ir profesionalus sugebėjimus demonstravo 15 artojų. Dauguma iš jų šiuo metu verčiasi daugiau nei kelis dešimtmečius.